Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Praėjusio epizodo metu išgirdote, kodėl elektromobilių plėtra yra būtina siekiant sušvelninti klimato kaitą ir kaip yra skatinama elektromobilumo plėtra Lietuvoje. Šio tinklalaidės epizodo metu toliau nagrinėsime elektromobilumą ir pasikalbėsime, kaip Lietuvoje sekasi paskatinti žmonės rinktis elektromobilius ir kokie mitai supa šią transporto priemonę. Apie visą tai šiandien tinklalaidėje kalbamės su Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės vyresniąja patarėja Aiste Gasiūniene. Sveiki, Aiste. Labadiena. APVA žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė. Sveiki, Agnė. Labadiena. Ir su elektromobilių entuziastu bestv4me.lt platformos bendra autoriumi Tadu Ratkevičiumi. Sveiki, Tadai. Labą. Tai praeitoje laidoje, ko šiek tiek nepaminėjome ir norėjusi čia bendrų sutarimų, nutarėme, kad verta tą paminėti, apie nacionalinius tikslus, ar ne, kokius Lietuva tikslus savo yra išsikėlusi didinti tą elektromobilumą. Tai Aiste, pirmiausia, ir sukuosi į jūs, pakalbėjome šiek tiek apie Europos kontekstą, o ko siekia Lietuva. Ir tada jau pasikalbėsim, kaip mums sekasi tą gyvendinti ir kur galbūt yra tie mąstysenos stabdžiai. Taip, tai elektromobilumo tikslai mūsų šalies yra išties ambicingi. Mes siekime, kad 2030 metais iš visų mūsų šalyje registruojamų pirmą kartą naujų ir naudotų automobilių elektromobiliai sudarytų apie 40%. Tai pirmas punktas. Antras punktas, kad mes siekiame, kad lengvasis komercinis transportas nuo 30 metų pereitų tik prie alternatyvių degalų naudojimo ir kad 80% visų N1 klasės elektromobilių 30 metais sudarytų apie 80% naujai šalyje registruojamų automobilių. Ir nemažiau ambicingus turime įkrovimo infrastruktūros plėtros tikslus. Norime, kad mūsų šalyje iki 30 metų iš viso įkrovimo prieigų būtų apie 60 000, iš jų bent 6 000 būtų viešai prieinamas įkrovimo prieigos. Ir taip pat turime pagal ES teisės aktų reikalavimus užtikrinti, kad kiekvienam mūsų šalyje registruotam lengvajam grinajam elektromobiliui tektų ne mažiau kaip 1,3 kW suminės visos viešai prieinamos infrastruktūros galios, o įkraunamam hibridui ne mažiau kaip 0,8. Tai va tokie mūsų tikslai ir reikalavimai, kuriuos turime pasiekti kartu. Agnė, sukosi jūs, o kaip atrodo realybėje tas perėjimo procesas, ar ne? Ir šnekėjome, kad šitoje laidoje labiau koncentruojamės jau į tą mąstyseną visuomenės, ar ne? Mes turim tos tikslus, bet tam, kad jie būtų įgyvendinti, pirmiausia turi keistis gyventojų požiūris ir noras galų gale vairuoti tą elektromobilį, važiuoti autobusu, kuris yra elektrinis ir panašiai. Tai savo srityje dirbant prie to žaliosios transformacijos, su kokiaisgi susidurėte tais mitais arba mąstymu, kad ar ne, aš kaip visada sakau tas legendinis, kad nenuvažiuosiu iki Klaipėdos, jeigu ten šalta, tai tas automobilis užges ir neužsikurs ir panašiai, dar daug pakalbėsim jų yra, bet ką jūs esate dažniausiai išgirdusi savo karjeroje, kodėl vis dėlto žmonės nesirenka tų elektromobilių? Tai kadangi dirbame su parama, tai dažniausiai tokie nusiskundimai galbūt būdavo, kad gal per maža parama, gal galvotų, jeigu būtų didesnė ta parama, bet norim atkreipdėmėsi, kad tai viena iš skatinamųjų priemonių ir žinoma, kad labiausiai skatinasi tie, kuriems rūpi tie elektromobiliai. Ir kiek teko kalbėti ir su pareiškėjais patenkintais, ir su elektromobilių entuziastais, tai visi kaip vienas sakydavo, jau kai persėdi prie elektromobilio vairo, viskas, nebenori grįžti į kitą automobilį, tą taršų automobilį. Tai turbūt tas pavyzdys, užsikrėtimas vienas nuo kito, pabandymas tikrai sudaro sąlygas įsigyti kuo daugiau elektromobilių. Tai
Ir vėlgi patys ir skaičiai rodo iš tikrųjų, kad nuo priemonių pradžios, aš kalbu tik apie grynuosius elektromobilius, tai įsigyta jau virš 9 000 iki 10 000 artėja tų elektromobilių skaičius. Tikrai žmonės persėda pridavę taršius automobilius, kurių jau sunaikinta virš 50 000 taršių automobilių, skatinimo dėka, persėda ir į dalinimosi paslaugą, ir į viešąjį transportą, ir dviračius, paspirtukus šiltuoju laikotarpiu. Tai tie mitai po truputėlį, kaip čia pasakyti, dingsta ir iš tikrųjų žmonės persėdė, sako viskas, važinėsiu tik taip. Aistė, matau, norėtų papildyti. Tai mes ministerija esam keletą metų iš eilės vykdę tokias visuomenės apklausas, kokie tie pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria vartotojai, ir turbūt norisi paminėti kelis. Tai pirmas yra elektromobilio kaina, kuri šiuo metu, kaip jau ir minėjom, anksčiau yra tikrai dar didesnė negu vidaus degimo varomų automobilių, bet vėlgi vertinant visas paramas, priemonės, eksploatavimo išlaidas, 100 km nuvažiuojamą atstumą elektromobilio, pavyzdžiui, kiekvieną ketvirtį N agentūra atlieka privalomą perskaičiavimą, kiek kainuoja nuvažiuoti 100 km, pavyzdžiui, benzininių automobilių ir elektrinių. Tai pagal paskutinę ketvirčio duomenis benzinu kainavo nuvažiuoti virš 10 eurų, elektra apie 5 eurus, tai yra per pusę pigiau. Antra priežastis yra nurodoma, kad per mažai viešosios įkrovimo infrastruktūros, tai vis tik čia irgi toksai turbūt sąlyginis faktorius, dėl to, kad galbūt ne visi žmonės žino, šiai dienai mūsų šalies mastu yra veikiančių jau daugiau negu 2,5 tūkstančio viešai prieinamų įkrovimo prieigų. Ir tikrai skaičius yra pakankamai nemažas, ir ši infrastruktūra ir miestus, ir šalia valstybinės reikšmės kelių. Tai vis tik ta infrastruktūra ir toliau yra vystoma ir tikslai dar nėra pasiekti ir jie pildomi. Ir turbūt trečias dalykas, ką norisi paminėti, kad iššūkis dar yra nepakankamas pačios visuomenės sąmoningumas. Ir čia turbūt svarbu atkreipti dėmesį, kodėlgi tas elektromobilis yra geras pasirinkimas. Tai čia neskaitant to, kad elektromobiliai negeneruoja jokių emisijų, nei CO2, nei NOx, kaip yra su dizeliniais, ar ne, kad jų 3-4 kartus didesnis eksploatavimo efektyvumas, ar ne, kad jų išlaikymas yra ženkliai pigesnis dėl to, kad mažiau detalių. Bet čia vis tik norisi labai atkreipti dėmesį į tai, kad koks yra poveikis kitų automobilių bendrai naudojamų mūsų sveikatai ir aplinkai. Ir šiek tiek pasinagrinėjau įsivaizdavimui, galbūt net kažkokių klausimų kelia, bet čia yra Tarptautinės sveikatos organizacijos atlikti pastebėjimai, kad kaipgi gali turėti poveikį. Tai pavyzdžiui, tarkim, jūsų vaikams, gyvenantiems mieste, kur iš esmės dominuoja iškastiniu kuru varomi automobiliai, tas poveikis yra visiškai kasdien atliepiamas per tam tikrus astmos, alergijos, kitų plaučių sutrikimų poveikius, o kaip matom šiais laikais, tie vaikai tikrai dažnai turi tokių bėdų. Taip pat turi didžiulį poveikį, pavyzdžiui, pagyvenusių asmenų širdies ir kraujotakos ligoms, kelia įvairių lėtinių kvėpavimo sutrikimų ir panašiai. Kas man labai užkliuvo, gal jūs pastoviai jaučiatės kažkaip su lėtiniu nuovargiu? Jeigu taip, tai tas irgi poveikį turi, nes tiesiog organizmui trūksta deguonies ir organizmas taip ir jaučiasi. Taip pat nemažiau svarbu paminėti, kad netgi tokias neurodegradacinės ligas kaip Alzheimerio arba Parkinsono liga taip pat tarša skatina. Tai vis tik ir, kai pradėjau tokią įdomią mintį, kad kadagi tas pokytis ateis, kada ateis tie geresni laikai, tai jie neateis kažkada, juos dabar kiekvienas mes turime kurtis. Ir jeigu mes visi vienodai suprasim, kad tik tai mūsų bendrų pastangų dėka tas pokytis įmanomas, jisai tikrai bus ir bus ženkliai greičiau. Iš tiesų, dėl ligų ir susirgimų teko kalbėti su vienu daktaru, kuris teigia, kad seniau plaučių vėžys buvo išskirtinai rūkančiųjų liga, diagnozuojama tik tai rūkantiesiems. Sako, dabar yra gausybė atvejų, kada yra diagnozuojama asmenims, kurie gyvenime nerūkė, bet gyvena labai užterštose teritorijose ir susirga netgi tokiomis tikrai labai labai pavojingomis ligomis. Bet mačiau, Tadas norėjo dar šiek tiek paantrinti ir pakomentuoti apie infrastruktūras, ar ne? Tai prašau.
Jo, tai iš tikrųjų labai daug čia visko buvo pasakyta ir su viskuo sutinku dėl tų visų mitų, apie juos irgi ilgai galėčiau kalbėti ir viena iš mano veiklų ir yra, kad tuos mitus griauti ir pasakoti žmonėm paprastai, suprantama kalba, vis dėlto tų elektromobilių privalumus. Bet grįžtant į paskutinį irgi galbūt tą tokį pokalbį apie sveikatą, tai kiekvieną rytą važiuodami į mokyklas, į darbus, mes nuo valandos iki pusantros praleidžiam automobilį. Ir aš pakankamai toksai sąžiningas ir draugiškas vairuotojas visą laiką stengiuosi užleisti iš šoninių kelių atvažiuojančius automobilius. Bet kai aš pamatau prieš save elektromobilį, man tas noras užleisti visus iš kitų šoninių kelių sumažėja, nes aš žinau, kad važiuodamas paskui elektromobilį aš negausiu tos dozės dūmų ir kitų nuodų, kurios dėja išmeta didžioji dalis ne elektrinių automobilių. Tai tas iš tikrųjų irgi labai jaučiasi ir tas yra labai svarbu. Dėl infrastruktūros irgi pilnai pritariu ir tikrai matau ne vien teoriškai, bet ir praktiškai, kaip Lietuvoje infrastruktūra, krovimo infrastruktūra elektromobilių, jinai gerėja praktiškai ne metais ir ne mėnesiais, o savaitėmis. Ir praeitų metų gale atidarytas visiškai naujas elektromobilių parkas Panevėžio aplinkelį, tai yra kelyje Vilnius Ryga, kur gali vienu metu dabar jau krautis 20 elektromobilių, o gali būti padidinta iki 40. Toks pat parkas atidarytas prieš mėnesį magistraliniam kely Vilnius Klaipėda. Tai infrastruktūra jau dabar iš tikrųjų, manau, kad vos nežengia žingsnių priekyje prie dabartinių pardavimo skaičių elektromobilių. Ko galbūt trūksta ir ką matau, kad vis dėlto būtų galbūt griežčiau reglamentuojamas atsiskaitimas, kad tai būtų ne programėlių pagalba, ne kažkokiam tai kortelėm tų būtent tinklų elektromobilių krovimo, bet būtų galbūt reglamentuojama, kad tik tai mokėjimo ar ir mokėjimo kortelėm, be jokių papildomų pastangų. Žinau, kad tai yra reglamentuota irgi ES lygių ir būtent ant tų greitųjų krovimo stotelių turėtų jau atsirasti kaip įmanoma greičiau, bet galbūt irgi mes galėtumėm imti Didžiosios Britanijos pavyzdį, kur ten yra vėlgi reglamentuota vietos lygiu ir visuose krovikliuose turi būti mokėjimo kortelių skaitytuvai. Taip, čia galbūt papildant Tadą tikrai labai pritariu, tai yra labai svarbi priemonė ir kaip jau ir Tadas minėjo, kad nustatyta netgi privalomais tiesioginės įpareigojimas ES teisės aktuose, čia taip vadinamas tas ad hoc atsiskaitimas, tai yra bet kur atvažiavus, bet kokio Europos šalyje tu turi galimybę su nieko nesudarius sutarčių ir neturėdamas jokių identifikacinių priemonių tiesiog įsikrauti elektromobilį. Tai čia vis tik šitoj vietoje aš labai norėčiau ir paskatinti pačius įkrovimo prieigų operatorius. Vis tik dalyvauti tame elektromobilumo skatinimo proveržyje, tai yra girdėti klientus, stengtis, kad klientai juos pasiektų, rastų, kad tas įkrovimas būtų paprastas, lengvas, kuo plačiau prieinamas, netgi čia gal atkreipsiu dėmesį visiems naudotojams, netgi turintiems tam tikrų specifinių sutrikimų arba kažkokių kitokių iššūkių. Ir tiek atsiskaitimo prasme, tiek prieimo prie įkrovimo prieigos prasme, prieinamumo prie įkrovimo prieigos prasme, tiek žinomumo prasme, tiek visuomenės elgsenos ir pokyčių formavime ir jų keitime. Tai čia taip pat labai kviečiu plačiau juos dalyvauti. Taip, aš dar noriu šiek tiek pasukti į Tadą, vis dėlto sakėme, šiandien daugiau pasikalbėsime apie mitus ir turbūt vienas tokių gajausių ir mane asmeniškai labiausiai erzinančių, tai yra, kad esą elektromobiliai ne ką mažiau teršia nei vidaus degimo variklių automobiliai, sakykime, tie tradiciniai automobiliai, nes jų pagaminimui yra sugeneruojama didelis kiekis CO2 ir štai galbūt važiuodamas tu oro ir neterši, bet jį pagaminti tą elektromobilį vis dėlto yra taršus procesas. Ir antras, dažniausiai poroje kartu einantis argumentas yra, o ką po to jūs su tom baterijom darysite, ar ne? Tai aš nebejoju, kad Tadai ne kartą teko iš tas klausimus atsakyti, tai duodu progą dar kartą šioje tinklalaidėje pasakyti, tai kaipgi iš tiesų yra ir ar yra tiesos tuose argumentuose, tame baterijų tvarkyme vėliau ir pačiame elektromobilių pagaminime ir panašiai.
Tai tikrai nepaslaptis, kad elektromobilio pagrindinė detalė ir pati brangiausia, kuri beveik pusę elektromobilio kainos sudaro, yra baterija. Ir jai pagaminti reikia ir naudingų iškasenų, dar vis pakankamai retų, ir daugiau energijos sunaudoti tam, kad visas tas elektromobilis būtų pagamintas. Tai vėlgi skaičiai priklauso nuo skirtingų gamintojų, bet pavyzdį galiu iš Volkswagen pasidalinti, nes pats vairuoju Volkswagen. Tai tam, kad pagaminti Volkswagen ID4 išmetama yra apie 16 tonų CO2, o visiškai analogiško dydžio Volkswagen Tiguan apie 8 tonos CO2. Tai dvigubai daugiau. Bet jeigu mes, kaip sakant, nusipirktumėm šitos automobilius ir pasistatytumėm savo, kieme ir su jais nevažinėtumėt, tai čia ir baigtųsi istorija. Bet istorija tęsiasi toliau. Tai yra kiekvienas nuvažiuotas kilometras su degalais varomu automobiliu ir su elektromobiliu, jisai natūralu, kad skiriasi. Ir jeigu mes kalbam apie švarę energiją, ar ne, tai yra jeigu aš pats gaminu elektrą, naudodamas, sakykime, saulę ir juo tą elektrą kraunu savo elektromobilį, tai nuvažiuoti tos pačius kilometrus man 10 kartų mažiau išmetama CO2. Tai vėlgi, nelendant labai giliai skaičius, galiu pasakyti, kad tokiu atveju man užtenka nuvažiuoti iki 50 000 kilometrų su elektromobiliu, kada jisai jau darosi mažiau taršus lyginant su vidaus degimo varikliu. Tai reiškia, viską, ką aš nuvažiuoju daugiau negu 50 000 kilometrų, jau aš esu švaresnis ir draugiškesnis gamtai. Jeigu mes elektrą sakykime, krauname tą iš tinklo ir Lietuvoje mes vėlgi esam pakankamai dėkingoje situacijoje, kad didžioji dalis elektros yra pakankamai švari, tai yra pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių, bet jeigu sakytumėm, elektrą jūs krautumėtės Lenkijoje, kur vis dar yra nemažai ir tų anglies varomų elektrinių, ten vėlgi tas CO2 išmetimas važiuojant elektromobiliu, jisai yra mažesnis skirtumas tarp vidaus degimo variklio, bet vėlgi mes kalbam apie dvigubai mažesnį išmetamą CO2. Tai tokiu atveju reikėtų pravažiuoti ne 50 000, o sakykime ten 80 ar šiek tiek daugiau tūkstančių kilometrų. Ir tada elektromobilis vėlgi darosi jau švaresnis. Kalbant apie baterijų, vėlgi tą tarnavimo laiką, irgi visų pirma labai daug mitų yra apie elektromobilių baterijų degradaciją ir kad jau po kelių metų jos jau niekam tinkamos. Tai tikrai taip nėra. Kadangi ir pats esu susijęs su elektromobilių baterijų patikra ir tokią paslaugą, tai neseniai tikrinom beveik 180 000 pravažiavusi elektromobilį, Volkswagen irgi, ir jo baterijos degradacija buvo tik tai 12%. Tai yra 180 000 pravažiavęs 4 metų elektromobilis, dar jo baterijos sveikatos būklė 88%, kas yra tikrai labai gerai. Ir netgi jeigu baterijos jau nebetinkamos elektromobiliam ar jos nudegradavusios, jos vis dar gali būti panaudojamos kitom reikmėm. Tai pavyzdžiui, tų energijos kaupiklių gamybai ar kitom, tom, sakykime, reikmėm, kur jau nebetinkama elektromobiliam. Ir jau tada, kai jau net nebetinkamos baterijos būtų ir šitom reikmėm, tai jos visiškai degraduotos, beveik 95% visų baterijų komponentų yra perdirbama ir juos galima naudoti kitų baterijų gamybai ar kitai veiklai. Taip kad elektromobilių baterijos tikrai nedegraduoja taip, kaip visi įsivaizduoja, jos yra naudojamos antram gyvenimui, o jau kai nebetinkamos ir tam, tada tikrai galima jas perdirbti. Ir ar tiesa, kad elektromobilių gamintojai dabar yra įpareigoti gamindami baterijas ir dėdami jos elektromobilius, kad egzistuotų jų perdirbamo ir pernaudojimo sistema, nes čia tas dažnas argumentas, kad iš kur man žinoti, kad tikrai jinai nebus kažkur išmesta. Tai dabar jau siekiant užtikrinti tą žiediškumą, visi gamintojai tą infrastruktūrą turi būti sukūrę, ar ne? Ar tai tiesa?
Tai tikrai, matyt, kolegės gali gal labiau šitoje vietoje pakomentuoti, bet kiek man žinoma, tai yra reglamentuojama ir nuo 26 metų ar gal netgi greičiau jau ant kiekvieno elektromobilio turi atsirasti irgi įrašas, QR kodas, kurį nuskaičius tu galėtum matyti, kokios yra sudedamosios elektromobilio baterijos dalis, kiek jų yra perdirbta ir kiek jų bus galima perdirbti ateityje. Tai tikrai tai yra prižiūrima ir tai yra rūpinamasi būtent to panaudojimo šitų visų baterijų antrinių. Tai dar šiek tiek staptelint prie jūsų, Tadai, kitas dar labai dažnas būna tas argumentas, kad tie elektromobiliai taip toli nenuvažiuoja, arba kaip aš sakiau pradžioje laidos, kad iki tos Klaipėdos tai su elektromobiliu niekaip, ar ne, čia toks būdavo klasikinis testas elektromobilio. Jeigu nuo Vilniaus iki Klaipėdos nuvažiuoja nepakrautas, tai gal ir nieko, gal ir verta. Tai koks iš tiesų ir kokia yra ta realybė, ar nenaudotis elektromobiliu kiekvieną dieną, ar tikrai nuolatos reikia žvalgytis, kur čia rasti tą pakrovimo stotelę, ar vis dėlto tai neapsunkina jūsų kasdienybės kaip elektromobilio vairuotojo ir ar vis dėlto, turint omenyje ir tą infrastruktūrą, kurį mes pašnekėjom, taip plečiasi, bet dar galbūt turi ir savo trūkumų, gal vis dėlto tikrai žmogus, kuris turi labai intensyvų gyvenimo būdą, daug keliauja automobiliu, galbūt vietomis tas elektromobilis jam gali būti ir nelabai patogus. Tai kokiagi ta realybė? Tai tikrai reikia būti, kaip sakant, sąžiningiam ir pasakyti, kad elektromobilis ne kiekvienam, bet manau, kad 99% tikrai tinkamas jau dabar yra. Tai yra, jeigu tikrai jūsų darbas susijęs su kasdieniam ilgom kelionėm po, 1000 kilometrų, tai matyt, gal nebūtų pats geriausias sprendimas sėsti elektromobilį iš karto. Bet tikrai mes daug važiuojam elektromobiliu, per metus mes nuvažiuojam 35-40 tūkstančių kilometrų, tai tikrai patirtis yra nemaža ir nemažai tų kelionių yra ir į pajūrį, tai tikrai vasarą galima nuvažiuoti su daugeliu apynaujų elektromobilių nesustojus, jeigu yra toksai poreikis, bet žinau, kad vis tiek ar taip daugelis sustoja pusiaukeliai išgerti kavos, atsipalaiduoti, pamankštinti kojas ir ta minutėlė, tos 10 minutėlių pilnai jų užtenka, kad pasikrauti bateriją tolimesniai kelioniai. Nes dažnai kas nustemba arba nesusimasto, kaip greitai kraunasi elektromobilių baterijos. Aš dažnai klausiu, kaip jums atrodo, per kiek minučių pakrautumėt 100 km kelių elektromobilio bateriją. Ir kiti sako, tai apie pusvalandį galbūt. Tai iš tikrųjų dabar jau elektromobiliai taip yra pažengia į priekį, kad 100 km įkrauti kelio užtenka 4-5 minučių. Taip, ne visi taip sparčiai kraunasi, mano asmeniškai automobilis apie 10-11 minučių, bet vėlgi mes kalbam apie sustojimą, kurį ar taip darai, tai nuvažiuoti į pajūrį ar bet kur kitur Lietuvoje važiuoti nėra jokių problemų apskritai. Dar vienas tik tai irgi pastebėjimas apie tolimesnės keliones. Mes pernai rudenį darėm tokį eksperimentą. Per vieną dieną stengiamės nuvažiuoti 1200-1300 km su elektromobiliu. Važiavom aplankyti draugų į Slovakiją, Bratislavą. Važiavom su visa šeima. Ir mane maloniai nustebino, kad jau dabar, ir mano tokia buvo išvada, kurią aš irgi viešai paskui sakiau, kai kurie pyko už tai, kad aš jau labai radikaliai tą pasisakiau, bet su degalais varomų automobiliu šitą atstumą nuvažiuoti greičiau neįmanoma. Kad ir kaip tai keistai skambėtų. O neįmanoma todėl, kad tu pagal visus saugumo reikalavimus esi priverstas stoti, tam daryti tam tikras pauzes. Tai tų pauzių pavalgyti, nueiti į tualetą, išgerti kavos pilnai užtenka, kad vėlgi galėtum su elektromobiliu keliauti toliau tuos kelius šimtus kilometrų. Taip, kad kelionės įmanomos, jom nebereikia jokių didelių planavimų, atsisėdi elektromobilį, įvedi savo galutinį tašką, kuris yra už 1000 km, automobilio navigacija tau sudėlioja maršrutą su visom stotelėm, rodo, kur ir kiek užtruks įkraudamas, su kiek procentų baterijos atvažiuos į tą stotelę ir tą jau dabar galima daryti. Taip, kad kelionės ir tolimos jos yra įmanomas ir tikrai patogios. Taip, mačiau, dar noriu papildyti jūs. Turėjau tokią patirtį, praėjusiais metais pirmą kartą su vaiku ir su šuniu važiavau į pajūrį nauju elektromobiliu.
Ir kaip ir Tadas labai gerai paminėjo, kur čia ta tokia įsūdyta visiems, kad, su elektromobiliu tai jau čia sustok, nes pas jų gal nebus ir dar užsikrauk ir tas užtruks apie 40 minučių. Tai ką noriu pataisyti, kas realybėj. Šiek tiek toliau negu už pusiaukelio, sustojau, reiškia, likę ten galbūt apie 50% baterijos, tai yra tiesiog, kaip sakyt, ir šunį leis pabėgioti ir kavos nusipirkti, tai galiu pasakyti tik tai tiek, kad, spėjau nusipirkti kavos, šuo pasivedžioti nespėjo, nes jau atėjo ženklas į telefoną, kad baterija yra krauta. Tai tikrai tai yra, toksai, jau, kaip sakyt, senas įsitikinimas ir viskas keičiasi ir technologijos, ir infrastruktūros plėtra. Galų gale reikia irgi labai didžiulį dėmesį skirti ir vairavimo saugumui ir ypatingai eismo oro sąlygoms, tai tas, kad ir trumpas sustojimas, tiesiog pasilepinti kava tikrai, manau, yra tikrai normalu ir į tą pajūrį nebūtina minti, o reikia vis tik ir laikytis ir greičio apribojimų ir kitų saugumo reikalavimų. Tai pabaigai dar šitiek norisi, Agne, atsisukti. Pirmiausia, tai galbūt jūs turite skaičių, nes labai būtų įdomu išgirsti, kokiegi vis dėlto žmonės nusprendžia pasinaudoti tą paramą ir vis dėlto perėti ir įsigyti tą elektromobilį, ar ne? Ar tai yra savininkai, kurie turėjo labai seną automobilį, ar ne? Ir jiems čia buvo puikia proga pasinaudoti, bet, turbūt nebūtinai. Tai galbūt turite tą tokį paveikslą žmonių, kuriems, pavyksta pasinaudoti tą paramą dažniausiai ir jie pradeda tą savo elektromobilių savininko gyvenimą kartu su jumis. Iš tikrųjų, tai mes labai diskretiški ir informacijos nerenkam apie savo pareiškėjus. Juo labiau, kad labai patogu, kad daug kas ir į tai atsižvelgia teikiant paraiškas, dėl to, kad labai patogu pateikti paraišką, tai reikia VIN numerį rašyti ir savo sąskaitos numerį ir viskas, daugiau nieko. Mes neprašom ir nereikalavome, tik pasižiūrėjau statistikoje, kad dažniausiai prie elektromobilių vairo atsisėda 41-45 amžiaus žmonės. Ir tie, kuriems rūpi ir kuriems įdomios naujovės ir norisi išbandyti, tai turbūt taip. Tai galbūt pačiai pabaigai, nes jau laida iš tiesų į pabaigą atėjo, priminti tiems, kurie galėtų dar pasinaudoti būtent šitą paramą, kaip vyksta tas procesas, kur rasti tą informaciją ir tiems, kurie galbūt pirmą kartą išgirdo, kaip vis dėlto tą paramą pasinaudoti efektyviai. Tai reikėtų tiesiog užeiti apvis.apva.lt puslapyje, ten yra nurodyti visi mūsų kvietimai ir tarp jų yra ir elektromobilių įsigijimo fiziniams ir juridiniams asmenims. Iš tikrųjų tikrai jokių dokumentų pildyti nereikia, jokių paraiška užpildoma, nežinau, turbūt mažiau negu per minutę, nes tai reikia VIN numerį rašyti, kaip ir minėjau, ir savo sąskaitą. O jeigu kiltų kažkokių klausimų, tai tikrai maloniai prašom, skambinkit, konsultuojam, galbūt ir dar kažkuo susidomėsit arba iš juridinių pusės su įmonėm susidomėsite parama, kad pereiti prie to elektromobilumo. Tai tikiuosi, kad šita ir praeita mūsų laida ir pokalbis paskatins daugiau žmonių pasvarstyti apie galimybę persėsti į elektromobilį, ar tai bus nuosavas, ar dalinimosi, o galbūt tiesiog pamastyti apie savo judumo įpročius ir pasistengti judėti tvariau, nebūtinai elektromobiliu, bet galbūt dviračiu, pėsčiomis, pačiais geriausiais ir sveikiausiais būdais. Noriu dar kartą padėkoti savo pašnekovams, kurie sutiko šiandien pasikalbėti su manimi. Tai su mumis šiandien buvo Susisiekimo ministerijos ateities susisiekimo politikos grupės vyresnioji patarėja Aistė Gasiūnienė, Apva žaliosios transformacijos departamento direktorė Agnė Markauskienė ir elektromobilių entuziastas BestEV4Me.lt platformos bendraautorius Tadas Ratkevičius. O tinklalaidę moderavo vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Tai ačiū dar kartą mano pašnekovams, ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.